Labą dieną. Pertraukėlė. Labai. Šiaip ilgą laiką tarpo nebuvom čia, tai yra visai smagu sugrįžti. Užsikaitėm pečiuką, šildome, žodžiu. Ir pradėjau jau šiek tiek nešti visokius daiktus į tokį kaip sandėliuką lauko, kad kuo mažiau čia visokių dėžių būtų. Tai planuose yra dar susitvarkyti daržinę, nes, žodžiu, užeisim ten, pamatysit. Tai kad ten galėtumėm nešti daiktus jau didesnius, stalus, kėdės ir panašiai, žodžiu, kad kuo čia mažiau daiktų liktų. Aš irgi pavalgysiu. Kažką reikės. Ten daugiau dėl to, kad daiktus, kurie nebus naudojami, nes kas bus naudojama, ten dar biškai šlapia. Nors iš tikrųjų jau baiginėjasi to ateis pavasaris, tai gal tai nebus didelė problema. Nes yra nemažai baldų, kurios norėsim pasilikti, restauruoti, kad ir kokį šis staliukas. Jo, čia jau jėžiai. Taip, čia bus živilės gėliai. Živilės gėlininkai. Živilės gėlininkai. Yra daiktų, kurie tiesiog jau realiai nebenaudojami, bet, tuštinti. Tuštinti vidų, nes greitų momentų, manau, pradėsim ardyti. Išsinešim vidų, viršų, išsivalysim viršų, pradėsim ardyti. Tai dabar tik sienas nusiardėm, bet čia daug visko. Tai grindys, lubos, tas pats stogas kažkada, tai jau kai nuspręsim keisti. Tai yra vasaros momentas. Dabar kol Vincentas miega, turim valandėlę, o jeigu gal bus kaip praeitą kartą, beveik turėjom 3 valandėlės, nes taip gerai parpamais. Tai va. Ir šiandien bus pietus ant pečiukos, ant ketaus keptuvės. Užkandukas ir einam dirbti, kol Vincentas miega, nes paskui bus... Mama! Žodžiu, čia turim tokį kaip ir selioną, apkratą visokiam šmutkiam. Tai, žodžiu, visokias patalynės dedu į maišą, dėžės nešim į rakinamą tokį kaip sandėliuką lauke. Turim visokiausių rūbų, kur jau kritinė būklė, bet sagos yra geros, tai aš nebūčiau jeigu nenusimčiau sagų. Žiūri, faina sagutė. O, mielas. Patogu tau taip ką? Jie šaltišius esi jo. Čiū. Dabar reikia išsiaiškinti. Va šitą erdvę, nes čia yra belekas sumesta. Čia galėtumėm nešti daiktus ir čia reikia tas malkas gražiai susidėti, kad turėtumėm irgi normalią erdvę, nes kurios irgi galėtų pasirūpti. Čia galvoju iš visą rūpinamės, kad susitaršinti space čia. Beveik space, mano. Nešam šiukšles ir sako Lukas, tu pradėjai, maišą stiklo konteinerių, sakau, kokį maišą, what the fuck, tarsi vien maišas, ta prasme, kad stiklo konteineriai. Ir aš sakau, ne, einu pažiūrėsiu, kurio čia, o ten kažkas įdėjo didžiulį maišą šampano butelių ir tipo tikisi, kad, išveš. Bet džiaugimės, kad įdėjo į konteinerį, o nepaliko kažkur pamiškėje ar netgi kažkur paslėpta, žodžiu. Bet taip nereikia daryti. Gražu. Ir pažiūrėti antikvarį. Visą baigis. Nergi tokia labiau pavargus, bet labai miela atrodo. Tuščia yra. Atrodo, jo, čia kaip daily, ne, daily tuščia. Pušia per ilgis. Kas? Oh my gosh.
O, medinė. Ką mes čia turim? Kas čia? Čia kailio detalės. Jo, čia yra grynai prie kažko prisiūti galima ir forma labai įdomi. Oi, nusau, geras. O, karalystė. Šiandien meniu, kas bus? Turbūt gali sakyti sumuštiniai. Tinkamas. Sumuštiniai su kotletukais. Žodžiu, kaimiški burgeriai bus. Ką? Mojuoji? Kažkam pavajuosim, labas pasakysim? Mua. Mua. Lešėp. Pavyzdžiui, statyti sofą ir čia kaip televizorių. Tai gal tu įeini, turėtum maždaug praeiti. Jeigu čia sukiesi, ar tu taip sukiesi, patenki link virtuvės. Hai, biškai pasitvarkėm. Apsižiūrėjom planą, kurį parašė, tai su to planu pasivaikščiom po namus. Su ruletė pasivaikščiom, pasimatavom, kur kas bus. Tai kaip ir planas visai neblogas. Pakeitimų nedaug. Papildomas langas įsidės. Didinsis terasinis langas. Taip, didinsis terasinis langas, papildomas įsidės langas vonioj, nes Nėra. čia, kur mes dabar stovime, tai esame miegamajam mūsų. Ir va čia bus įėjimas į vonią. Tai yra miegamajam suplanuotas langas. Tai maždaug Techninė patalpoje ir bus Jo, čia jo. kažkur čia sienai. Tai jo. Šiaip viskas kaip ir fainai man patinka. Na, va, kai yra kaip plane matai yra vienaip, o kai va realiai, ta prasme, pasiplanuoju, vaikštai po erdves, man atrodo, normaliai tos vietos pakankamai. Ir dar viršui yra irgi vonios kambarys, tai ten noris jo didesnio šitai poniai. Taip, Nes kad jai galėčiau reikia vonioj vonios. pagulėti. Taip. Tai va, tai laukia daug darbų, bet jau pabiški vis nešam, tvarkom. Ne, žodžiu, baigsiu valgyti noriu. Tai va, tai žodžiu, laukia dar daug darbų, bet pabiški judam. Tai va, tai ačiū uždėmesi, tikimės, kad patiko video. Jeigu turėt kažkokių pastabų, žodžiu, manęs jau reikalauja. Žodžiu, like, palik komentarą ir nepamiršk subscribinti, nes tikrai pasidalinsim dar visą eigą. O Dieve, kaip valgyt nori, gerai. Gal kas turės patarimų, tai dalinkitės komentarais. Gal jau kas esat rąstinį namą restauravę ir turit ko pasidalinti, ką reiktų atkreipti dėmesio, kur galbūt mes nebūsim pagalvoję. O Tai va. daugiau kaip ir viskas. Tai va, Okay. gerai, žodžiu, iki kitų kartų, nes bus tų kartų daug ir, žodžiu.